Nu ką, sveiki visi, matote ten upelis. Extra ultralightas, sugrįžau round 2. Gaudžiau, atsimenu, birželio pradžioj, dabar yra Liepos pabaiga. Ir nes tai buvau čia atvažiavęs paprastų spiningų pabandyti, tai plaukiojo labai daug šapaliukų, bet neėmė paprastų masalų, kaip ten vobleriukų ir taip toliau. Tai dėl to šiandieną pabandysim Extra ultralightą, turiu susikliavę šiek tiek avižėlių, nedaug, bet tikėkime šiandieną užteks. Tai pradedam su tanta ir 0,4 gramai avižėlė. Nu, mažas mikriukas ir va, upelis. Dabar nusileidęs visiškai yra gylis, kaip čia pasakius, kokių 30 cm, gal 40 kitose vietose. Aišku, kitaip negu bridės nepažvėjosi. Kaip šalta. Ir bandau dabar pradžiai čia mėtyti. Gal paims koks kilbukas. Kalė. Vėl. Šiaip čia yra šeriukų, raudžių yra. Žuvies įvairovė tikrai didelė. Pagauti manoma daug. Stvėrė. Turiu. Atsipurti. Tai va, marmišką ima, o visų ten kitų masalų tiesiog vengia. Tai dėl to šiek tiek liūdna. Paprastus pinigus pažiūrėt neina. Yra. Širys. Ramiai. Nu, žus šriukas. Šiaip norėčiau pagauti kilbuką visai, nes nesu pagavęs ant Extra ultralight'o. Tai būtų nauja žuvis į marmiškės katalogą rūšių. Nu, dabar pabandom tolimesnį metimą. Visai kitą pusę važiuočiau. Kabinau, kad nebetkabinsiu kitaip. Atkabinau vis dėlto, okei. Turi kitokių masalų kaip voro imitacija. Obaliukai turėtų šapalą dominti. Tantą užsidėjau, galvoju, gal ims kokios kitos dar rūšis, pavyzdžiui. Raudės, dar kažkas. Bet kol kas nieko. Visai nieko. Stvėrė. Turiu. Raudę. Tai va, daug kas norėjo epizodų šitų Extra ultralight'o, tai va jums upelio žuviukai. Ir nudumė ten pat. Arba kitom pranešk. Ir tada aš čia buvau nuo tilto užsilipęs. Žvalgiaus į tą žuvę. Taip, tai šapalų žiauriai daug buvo. Bet ką galiu pasakyti, tai kad visi ten už krūmų sėdi. Iki kur damesti, tiesiog neįmanoma. Niek. Neužmesit. Ir visi ten sulindę. Grinai kiekvienas. Tad jei nori pagauti čia, reikia daug pastangų įdėti. Arba reikia ilgai stovėti. Gal pripras prie tavęs. Nežinau. Vadinau gražų tryžių. Užmečiau. Pone Andrė ruožėlį toksai egzempliorius. Galėjai tiliau biškį nusileisti. Bet svarbu laimė. Nes žiūriu, ten mailius baidos užmečiau. Šeriukas. Nu va, žiūrėkit, koks variukas. Va. Toks mažas parazitas. Na, bet turėtų, manau, sudirbti. Reiktų biškį didesnio kablio jam, bet kitokio neturiu. Šitas dirba daug gražiau vandenį. Ir toks didesnis grobis atrodo, bent jau šapalai, tai manau, labiau apetitą toksai kels. Visiškai nieko. Tad, ten išsipti. Bandau eiti toliau. Dabar kai bandau nusileidęs čia, bent jau seklu. Bet čia labai batosi. Kojas susibadyti. Ant toliau jau nebepraeisime. Nes prasideda gylis, o raudės bėga. Bet ir gerai. Čia jau man gylis nebepatinka. Ir tikiuosi,
kibimą turėjau. Tikiuosi bent kažką čia pagaut. Jeigu nieko. Ir tiek jau dėl nieko, tai čia liūdna. Kokį šapaliuką būtų įdomu pagaut. Uik, tu savo. Jūs matėt? Spėkit, kas ten per rūšis. Raudė. Geras. Manom toliau. Gerai, reiks eiti, nes čia kibimą turėjau. Įkirtęs buvau raudelę, bet čia jau nebeverta sėdėti. Niekas daugiau nepaima. Čia masalą prarast galiu. Darom paskutinį metimą padarom. Dar vieną, nes užsikabino žaliai. O, stvėrė. Nu, dabar žuvis neužkybo, tai dar vieną. Mačiau net, kai tampė mano šitą gumą. Nemačiau, kas per žuvis. O, geras vėl. Raudelė. Matau jau. Ir einam iš čia. Raudžio, belenkiek. Dedam tokį va tvisteriuką su udegėlėm. Pamatysit, bus raudė. Nes tų žiūriu nepraryja. Matyt per maži, per didelė tai. Hop. Nu, bet raudžio ant srovės niekad negaudydavau. Niekada turim vieną vietą pabandymui, kur nuvažiuosim. Bandysim ten. Aš matau net, kai ją atplaukia. Ir kaip paima. Kaip jums šapalas monstras. Nu, be tokio nebuvau. Kirtis, mato tikrai šapaliukas, va. Pelekas. Nu, mano gyvenime mažiausias. Geras. Na, žiūrėkit, kaip pagavau. Užmečiau ir ant srovės, tiesiog užlaikiau. Iš karto pastvėrė. Tai matyti ant tos žuvis, kur plaukė, ką aš matau, tai yra šapaliukai. Miniatiūriniai. O, raudė. Nuėjo. Šapaliukas. Mažas, bet šapaliukas. Labas. Nu ir žiūrėkit, užmečiu ant srovės. Įsiorginau. Tai va. Greit paėmė. Bet ten va, labai sunku žiūrėti, nes va tokia žolė. Praeitą kartą va, 2 metimus padariau, kibimą turėjau. Antras metimas, žoliai ir ištraukti neišėjo. Dabar tai pasisekė dar. Nes ten žolės tokios jau galingos. Yra šapalų. Yra. Daug jų ten yra. Oho, kiek daug. Bet tai kaip jį pagaut? Ir visi išsibaidė. Bet šapalų daug. Jau vos avižėlę pamatė dingsta. Turiu. Bet ne šapalą turiu. O tokius triukuoja. Pati savo tokį likimą padarai. Būčiau nuleidęs. Taip pačion gražiai. Nu ir visi iškart išsibaido manęs. Aš nesuprantu. Kaip įtikti jiem. Ir ką čia jiem pasiūlyti. Kad jie norėtų. To kasnio. Tokios avižėlės išsibaido. Suleidau, bet tai čia. Nežinau, nesitikinu. O gal tokiai vietai. Jeigu ten tai baidės, tai čia mėtų. Bet taip srovėjame, tai labiau neatrodo. Jie gal maitintis nenori čia. Aš čia pasislėpęs ir viską. Nieko. Jėdzut. Kuoja tik paėmė. Taip, baigsiu taip, kad nuplėšiau, nuvažiavau į kitą vietą, o ta vieta buvo užimta. Tai štai taip žvejybą ir pabaigiau. Tai ačiū, kad žiūrėjot, iš Žvyno ir iki.